kartą gyveno vaikutis. Jis buvo išdykęs, neklaužada vaikas. Iš tikrųjų, jis atrodė visai mielas, bet tik kartais, kai pavargdavo. Jis buvo rusvų akių, apvalaus veiduko, papūstais žandukais. Pažiūrėti visai dailus, tik tai galėjai pagalvoti, kad jis lyg angelėlis, bet taip tik atrodė. Vieną dieną išdykusio vaikučio mamytė nusprendė jį nuvesti į gerumo mokyklą visai gerumo savaitei. Bet kaip tyčia, tądien jai būtinai reikėjo eiti į darbą. Taigi vaikutis, nors ir labai nepatenkintas mamytės sprendimu, pasėmė žemėlapį ir iškeliavo ieškoti gerumo mokyklos. Įėjęs į gerumo mokyklą, išdykęs vaikutis pamatė neįprastą kalendorių. Tai buvo gerumo savaitės gerų darbų kalendorius. Vaikutis negalėjo patikėti, kad jame nerado nei vieno savo darbelio. Tiesą pasakius, tie jo darbeliai nelabai būtų tikę šiam kalendoriui. Staiga laiptais nubildėjo būrys vaikų, o jų tarpe Kretingos brolis pranciškonas Evaldas. Jis papasakojo išdykusiam vaikučiui apie vilties bėgimą, kuris organizuojamas uostamiestyje jau kelerius metus. Pasirodo, kad šios mokyklos mokiniai šiame bėgime dalyvauja kiekvienais metais. Išdykęs vaikutis pravėrė vienas gerumo mokyklos dureles ir pateko į diskusiją, ar gerumas dar madingas. Diskutavo mokiniai ir mokytojai. Buvo pakviestas Klaipėdos Švento Brunono Kverfurtiečio parapijos kunigas vienuolis Piotr Strocen bei Klaipėdos apskrities moterų Lions klubo Smiltė narė Aida Pečeliūnienė. Gerumas madingas, suprato išdykęs vaikutis. Šiai minčiai pritarė visi diskusijos dalyviai. Tačiau koks vaikas bus užaugęs, su kokiomis vertybėmis jis išeis į gyvenimą, priklauso nuo šeimos, nuo mokyklos, nuo mūsų visų. Prie tokios išvaidos buvo prieita diskutuojant apie gerumą. Šitą mintį reikia įsiminti ir būtinai pasakyti kiemo draugams, pagalvojo vaikutis ir nuėjo prie kitų gerumo mokyklos durų. Išdykęs vaikutis pravėrė dar vienas gerumo mokyklos dureles. O ten, nepatikėsite, mokiniai nesimoko, o sėdi kino teatre. Išdykęs vaikutis, žinoma, nepraėjo pro šalį. Tik staiga suprato, kad čia nepaprastas kino teatras, o kino popietė. Filmų Sėkmė avansų bei Vaiko širdis peržiūra ir aptarimas kartu su Dalia Kancleryte. Dar niekada išdykęs vaikutis, peržiūrėjęs filmą ir išklausęs tikrą istoriją, neverkė. O šį kartą. Šiek tiek paklaidžiojęs po gerumo mokyklos koridorius, išdykęs vaikutis pravėrė dar vienas duris. Štai dar vienas netikėtumas. Šioje mokykloje ne tik kino teatras yra, bet ir dramos teatras. Na, tai koks šiandien repertuaras?
paklausė išdykęs vaikutis mokytojos, sėdėjusios arčiausiai durų. Tildė į mokytoją. Dabar pasaka apie aukselį, o paskui visų geriausia. Užeik. Mokytoja paėmė išdykusį vaikutį už rankos ir įsivedė į salę. Žinote ką? Tiesą pasakius, išdykęs vaikutis jau ne vieną kartą lankėsi teatre. Mama dažnai jį vesdavosi, bet nei vieną kartą jis iki galo neišbūdavo. Kaip visada pradėdavo išdykauti ir mamai visai išraudusiai iš gėdos tekdavo išeiti kartu su juo. Vaikščiodamas Gerumo mokyklos koridoriais, išdykęs vaikutis išgirdo muziką. Iš karto susidomėjo ir nulėkė ten, kur jis skambėjo. Mokyklos aktų salė buvo virtusi turgeliu. Čia vyko mokinių darbų mugė. Išdykęs vaikutis netyčia išgirdo mokytojų pokalbį. Tikrai nesitikėjome, jog vaikai taip nori ir entuziastingai įsitrauks į šią mugę. Matyt, tai mugės organizatorės, pagalvojo išdykęs vaikutis. Dar išdykęs vaikutis sužinojo, kad mugėje, kur vaikai pardavinėjo savo sukurtas šventinės dekoracijas, papuošalus, namų ir močiučių iškeptus saldumynus, buvo suprekiauta nemaža pinigų suma. Visos šios lėšos skirtos dvasinės paramos centro onkologiniams ligoniams statybai ir nuo cunamio nukentėjusiems Japonijos vaikams. Vos išėjęs iš mugės, išdykęs vaikutis sutiko būrelį vaikų. Jie kalbėjo apie paliktus šuniukus ir kačiukus, kokie jie mėly, kaip smagu buvo su jais žaisti, maitinti. Pasirodo, kad jie buvo gyvūnų priežiūros centre 5 pėdutės. Reikės paprašyti mamos, kad ir mes ten nueitume. Gal ji vis dėlto leis man laikyti namuose šuniuką ar kačiuką, kai pamatys, kad mokėčiau juo rūpintis. Pagalvojo išdykęs vaikutis ir sutiko dar vieną būrelį puikiai nusiteikusių mokinių. O jūs irgi buvote aplankyti šuniukų? Paklausė išdykęs vaikutis. Ne, mes buvome aplankyti senelių, pasakė vienas iš puikiai nusiteikusių mokinių. Nieko sau, aš pas senelius važiuoju beveik kiekvieną savaitgalį ir visą vasarą ten atostogauju. Ne, mes buvome aplankyti vienišų senelių gyvenančių senelių namuose, patikslino tas pats puikiai nusiteikęs mokinys. Aišku, o aš nežinojau, kad yra tokių senelių, kurie neturi anūkų. Aš galėčiau būti jų anūku. Man patiktų, nusišypsojo savo išdykęs vaikutis. O kur jūs dabar einate? Paklausė išdykęs vaikutis. Eime kartu ir pamatysi. Nebijok, juk čia Gerumo mokykla, pasakė viena iš puikiai nusiteikusių mokinių ir paėmė išdykusį berniuką už rankos. Pirmiausiai jie nuėjo į salę. Visą savaitę darė gerus darbelius ir juos rašė pradinių klasių mokiniai, lapelius sumetė į vieną didelį maišą. Vaikų gerus darbus bandyta sverti, matuoti, deja nepavyko. Ir išdykęs vaikutis įsitikino, jog gerumo negalima nei pasverti, nei pamatuoti. Paskui išdykęs vaikutis su didžiuliu būriu mokinių išbildėjo į mokyklos kiemą. Visi susikabino už rankų ir apkabino mokyklą. Galiausiai išdykęs vaikutis pamatė, kaip vaikai mokyklos kiemelėje sustojo į sakinį "gera daryti gera". Jie garsiai skandavo šiuos žodžius, o išdykęs vaikutis suprato, kad gerumas nepasveriamas, nepamatuojamas, nenuperkamas, neparduodamas, neskolinamas. Gėris gyvena kiekvieno širdyje. Ir žinoma, gera daryti gera. Tai buvo pati nuostabiausia savaitė mano gyvenime.